Sveiki gerbėmėjai, pristatau šiandien jums Olandų maisto džiovyklės Wortmann premium klasės. Kodėl premium klasės? Nes jos turi labai daug stiprių privalumų. Žiūrėkite toliau. Prieš kelis metus aš siūliau jums plastikinę džiovyklę, jinai irgi buvo kokybiška, tenai daug privalumų buvo, tačiau nerūdijantis plienas tai yra amžinas dalykas ir visiškai 100% sveikas. Iš nerūdijančio plieno pagamintas ir pats korpusas, ir padėklai. Taip pat nerūdijantis plienas. Čia tik yra stiklas ir čia stiklas. Viskas, jokio plastiko. 100% metalas. Ir jūs jau matote, kad yra 3 dydžiai. Mažiausiai yra 6 padėkliukai, čia 10 ir čia 12. Ir kur 12 padėklų, matote, kad spalva yra juoda šios džiovyklės. Čia jau kam patinka. Valdymas šių džiovyklių yra 100% vienodas. Todėl aš viską rodysiu ant šios džiovyklės, 10 padėklų. Padėkliukų išmatavimai, padėkliukai taip pat visų šitų džiovyklių yra vienodi. Ir taip pat yra vienodas plotis ir gylis, tik skiriasi aukštis. Dar vienas svarbus privalumas visų 3 modelių, kad čia yra dvigubos sienelės. Ir netgi jeigu įkaista džiovyklė ir stipriai, nes čia gali būti iki 90 laipsnių, mes paliečiam ir čia tik šilta, bet ne karšta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes taupome elektrą, nes mes neprarandame šilumos. Skirtingai nuo daugelio džiovyklių, čia yra dvigubas atsarginis išjungimas. Yra pagrindinis jungiklis, kuris randasi čia. Išjungiam visiškai. Jungiam. Čia pirmas pagrindinis, kuris gali būti atsarginis, jeigu čia kažkas ne taip, tai mes tiesiog priverstinai išjungiam džiovyklę. O čia jau sensorinis jungiklis, kur mes valdome tiesiog ant priekinės panelės. Iš karto matome, kad mes galime temperatūrą džiovinimo nustatyti iki 90 laipsnių. Nuo 25 iki 90. Tam, kad pakeisti temperatūrą, paspaudžiam mygtuką. Ir valdom dabar temperatūrą. Mažinam. Galime nustatyti 70 ar 71 laipsnių. Labai tikslus nustatymas. Nustatėme temperatūrą, dabar nustatome laiką. Laiką mes galime nustatyti iki 72 valandų. Tai reiškia, kad 3 paras nepertraukiamo darbo. Iš karto atkreipiau dėmesį, kad ši džiovyklė veikia labai tyliai. Tiesiog garso čia labai yra mažai. Čia mes turime 500 vatų, čia mes turime 800 vatų ir čia taip pat 800 vatų. Ir iš karto privalau pasakyti, kad kartais žmonės sako, 800 vatų, tai čia labai daug, 3 paras 800 vatų, tai kiek tada ta džiovyklė man prisuks elektros. Tai žinokit, kad čia yra termostatas, mes nustatome tam tikrą temperatūrą ir kada ta temperatūra pakyla, termostatas išjungia kaitinimo elementą. Ir tuo metu elektrą sunaudoja tik ventiliatorius. Tuo labiau, kad sienelės, kaip sakiau, jau yra dvigubos, tai mes prarandame dar mažiau šilumos, tai šios džiovyklės tikrai yra labai ekonomiškos. Žiūrėkite, dar vienas privalumas. Čia mes turime štai tokius silikoninius padėkliukus minkštų, jie skirti pastilių gamybai. Pilame čia vaisių, pomidorų, daržovių kažkokią tyrę ir gauname pastilės. Pastilės yra nuostabus dalykas. Vėliau darysime video ir rodysiu jums, kaip aš gaminu, iš ko ir kaip. Puikus dalykas, tikrai skanumėlis. Jeigu jūs norėsite džiovinti stambesnius objektus, pavyzdžiui, pilnus grybus, vaisius, ten pusėmis, pavyzdžiui, kriaušės, papjautas tiesiog per pusę, nuostabus dalykas. Tai jūs tiesiog išimate dalį padėkliukų ir galite dėti jau didesnius vaisius. Šioje džiovyklėje jūs galite džiovinti ne tik vaisius ir daržovės, jūs galite džiovinti čia ir žuvį, ir mėsą. Ir tam skirtas štai toks atskiras tokia grotelė. Žiūrėkit, mes išimam visas šitas
groteles, išimam visus padėklus, dedam šią grotelę ir čia mes turime kartu kabliukus, kurių pagalba galime kabinti gabaliukus arba žuvelės. Į viršų dedam. Ir džiovinam. Šios grotelės ir padėkliukai pastylėms užsakomos atskirai. O kadangi kartais žuvis arba mėsa gali lašėti ir aplamai, kada mes kažką džiovinam, tai čia mes turime padėkliuką, kuris surinks viską, kad čia prilašina arba krenta. Atskirą turime padėkliuką, kad mūsų džiovyklė būtų visada švari. Kai kurių džiovyklių aš mačiau, kad valdymas yra iš viršaus. Gal tai ir naudinga, kada džiovyklė stovi žemai, ant stalo ar dar kažkur. O jeigu jūs norėsite džiovyklę pastatyti tiesiog ant šaldytuvo, kur nors aukščiau, tai tada tas šoninis valdymas yra labai patogu. Iš karto pasakysiu, kad būtinai nuo džiovyklės galo turi būti mažiausiai 10 cm. Neprispauskite džiovyklės prie sienos, kad džiovyklė galėtų paimti iš tos pusės pakankamai oro. Oras išeina pro šias skylutes durelėse. Jeigu kyla klausimas, kokia čia gali būti, kiek čia gali tilpti daržovių arba vaisių, tai pagal plotą šį džiovyklę džiovina 1 kvadratinį 1,08 kvadratinio metro plotą. Šį džiovyklį turi 0,84 kvadratinio metro, o čia džiovina 0,5 kvadrato. Tai čia tikrai didelis ir nemažas plotas ir jūs tikrai nemažai galėsite išdžiovinti produktų. Ir žinokit, be abejo, kad mes suteikiam ir gamintojas, ir kartu ir mes suteikiam 2 metų garantiją. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad tokie gaminiai tarnaus ne 1 ir ne 2 ir netgi ne 5 metus. O ir 10 metų galės tarnauti, nes nerūdijantis plienas. Kas jam gali atsitikti? Nieko. Jeigu kažkas atsitiks vis dėlto, tai žinokit, kad mes visada aptarnausim. Jeigu kažkas suges kada nors, amžino nėra nieko, tai mes pakeisime visas detalės. Mes aptarnausime ir mes pasirūpinsime, kad jūs turėtumėte tą džiovyklę labai ilgai ir kad visada galėtumėte išdžiovinti savo maistą. Taigi dabar jūsų pasirinkimas, kokią džiovyklę pasirinkti, nuo mažesnės iki didesnės. Galingumas 500, čia 800, tai čia irgi 800. Nepamirškite pridėti prie užsakymo grotelės mėsai ir padėkliukus pastylėms. Mažiausia džiovyklė taip pat tilps į paštomatus, čia pristatysime su kurjeriu į bet kurį Lietuvos kampelį. Turime visada sandėlyje, jeigu matote parduotuvėje, tai reiškia mes turime sandėlyje ir pristatysime labai greitai. Taigi sėkmės džiovinant.